Na štai dar vienas postas, labai fainas, šiltas postas apie labai liūdną situaciją. Nu kaip, nelabai liūdna ta situacija, normali situacija, viskas su tavim gerai. Jo, iš tikrųjų, mėlėjai ir mielosios, labai norėčiau, kad nustotumėt ieškot lygų ir problemų ten, kur jų nėra. Labai dažnu atveju iš tikrųjų su jumis viskas gerai. Galbūt tik tais to, žinot, informacijos stoka, pozityvios informacijos, teigiamos informacijos stoka padaro tą tokį, žinai, ai, man čia kažkas yra, man kažkas negerai, man čia reikia gydytis, man reikia specialistų. Žiūrėkit, ne visada. Ne visada. Dažniausiu atveju, tu esi normalus žmogus. Sveikas, normalus žmogus, sakykime, labiau emocionalus, pavyzdžiui, mergina, tu labiau emocionali, labiau kažkokia, labiau jausminga, negu, pavyzdžiui, kitos. Arba tu atviresnė tam emocionalumui, kuris trykšta iš tavęs. Tai ne liga. To nereikia gydyti, to nereikia gėdytis. Tai reikia tausot, vertint ir naudot. Nes vyrai realiai labai myli emocionalias merginas. Va tik tais ta bėda, kad ta reklama yra, žinai, kad mes turim susivienodinti. Ne, mums nereikia susivienodinti. Vyrui nereikia vyro į santuoką. Normaliam vyrui reikia normalios sveikos moters į santuoką. Tai, žodžiu, šitas postas, viskas su tavim gerai. Esu jauna mergina, turiu vaikiną, tačiau neturiu draugų. Draudžių, ne? Kažkaip visą gyvenimą draugės kabutėse būdavo tik tada, kai joms būdavo patogu. Tačiau dažniau atveju rinkdavosi kitas kompanijas. Ko tu pergyveni? Siūloma prekė pigi. Ir jeigu tu siūlysies, nieks tavęs nevertins. Gyvenk savo gyvenimą, būk kuo esi. Ir reikalingi žmonės prie tavęs prisiplaks. Jie sekios tave. Turiu vaikiną, liuks. Realiai, jeigu tu turi vaikiną, ne meilužį, ne ten, kai sakant, sugulova, o vaikiną, su kuriuo kuriat bendrą ateitį, su kuriuo bendraujat, mokotės spręsti kažkokius klausimus, tai su tavim viskas yra gerai. Nėra geresnės draugystės negu vyro ir žmonos draugystė. Ir nėra svarbesnės draugystės už vyro ir žmonos draugystę. Taip kad, neturi tų draugių. Kam? Aš nesakysiu statistikos. Dabar greituoju būdu neištrauksiu jos. Bet dažniausiu atveju santykių problemos priežastis, santykių šeimoje problemos priežastis, geranoriškos draugės. Taip kad gal net ir džiaugtis, kad tu neturi tų draugių, tai tu išvengi rizikos turėti nepagrįstus kivirčus su savo antra puse ateityje. Viskas tvarkoj. Kitas dalykas, negeriu, nerūkau, galbūt tai paskatino mano nepritapimą. Taip, čia šitas 100%. Nes aš, pavyzdžiui, kiek aš dabar 26, toj bus 26 metai kaip nelašo, prie jokios progos ir realiai aš turiu 2 draugus, su kuriais palaikom ryšį, bendraujam, susitinkam ten irgi pakankamai retai. Nes aš nepritampu prie tų kompanijų, kurie bendravimą sugeba susikurti tik per tai, kad stovi butelys. Man tai svetima, man tai šlykštu, man tai nuodai, man tai, aš nežinau,
aš nematau grožio, gėrio ir progreso, kai susirenkam, įkalam ir prasideda daržovių šou, ten kažkokie tai, zombiai atrėda, atidunda. Paskui bloga, paskui lygos, paskui dar kažkas tai, prisičiūdinimai kažkokie tai. Nežinau, man tai nėra draugystės pagrindas. Ko pasiekoje, aš susipažįstu su žiauriai daug žmonių. Bet su niekuo iš jų netampu draugu, nes nėra dėl ko, nes aš negeriu. Taip kad su tavim viskas labai gerai. Užsiimu savimi, einu į sportą, taip toliau. Mergička, tu superinė mergina. Bet visgi norisi turėti jaunystę ir draugijas. Nereikia tau lipti per save ir kažkur tai, supranti, bandyti atitikti kažkokias tai visuotinas normas, ar ten kažkokius tai įvaizdžius peršamus per televizorių ar kažkokią kitą dėžę per kitą ekraną. Būk savimi. Nėra ir nereikia. Džiaugis tuo. Tu turi vaikiną. Užsiimk tuo. Kurkit šeimą, mokykitės, domėkitės tą pačią poros psichologiją, šeimos psichologiją. Nes tai yra realiai, jeigu judviejų ta draugystė, ką aš čia turiu vaidina, jeigu jūsų bendravimas yra nukreiptas į šeimos sukūrimą, šeimos turėjimas yra didžiulis darbas. Aš netgi kaip sakau, šeima tai darbas, bet teisės į poilsį. Tai judu dabar ir užsiimkite, kaip kurti šeimą, kad turėtumėte tame ir poilsį ir tą jau tikrai tobulą bendravimą ir kad jūsų vaikai augtų matydami idealius santykius, kad jie mokytųsi idealias šeimas kurti. Ta prasme, tu geram kely, neieškok, atsiprašau, šiknoj verpetų. Viskas su tavimi yra gerai. Nėra ir nereikia. Ta prasme, ne. Kaip ten kažkada juokavau, nieko nėra pikčiau kaip moteris prieš moterį. Jeigu tu susikursi normalų gyvenimą, tikrai bus daug pavyduolių. Ir ne visi pavyduoliai elgiasi korektiškai. Taip kad nereikia. Neapsikrauk. Su tavim yra viskas gerai. Tu sveika, superinė mergina. Taip ir laikykis.